Taigi, laba diena visiems. Šiandien turim 82 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome šnekėti apie Napoleono imperijos žlugimą. Šį kartą pratęsime pirmiausiai apie žygį į Rusiją. Taigi daugelis politikų abejojo Napoleono karo sėkme Rusijoje. Tačiau Napoleonas buvo įsitikinęs savo pergalę ir abejojusiam generolui tarė: dar 3 metai ir aš viso pasaulio viešpats. Karui su Rusija Napoleonas subūrė 612 tūkstančių kariuomenę, kurios tik pusę sudarė prancūzai. Kita kariuomenės dalis buvo sudaryta iš Prancūzijos pavergtų šalių žmonių. 1812 metais birželio 24 dieną Prancūzijos kariuomenė persikėlė per Nemuną ir įsiveržė į Rusijos teritoriją. Napoleonas lemiamame mūšyje siekė sutriuškinti rusų karinės pajėgas ir užimti Maskvą. Rusijos karinė vadovybė, vengdama tokio mūšio, kartu su kariuomene traukėsi į Rusijos gilumą. Traukdamiesi rusai pakeliui naikino viską, kuo galėtų pasinaudoti prancūzų kariuomenė. Vyriausiasis rusų kariuomenės vadas Kutuzovas manė, kad prancūzams nutolus nuo savo rezervų, maisto ir pašarų stygius, neįprastas klimatas pražudys Napoleoną Rusijoje. Caras Aleksandras I buvo nepatenkintas tokiais Rusijos armijos veiksmais ir reikalavo stoti į mūšį su prancūzais. Rugsėjo 7 dieną prie Borodino kaimo įvyko mūšis, kuriame visiškos pergalės nepasiekė nė viena pusė. Kutuzovas, norėdamas išgelbėti likusią armiją, nusprendė Maskvą atiduoti prancūzams be mūšio. Rugsėjo 14 dieną prancūzai įžengė į ištuštėjusią Rusijos sostinę. Netrukus Maskvoje prasidėjo gaisrai, kuriuos sukėlė besitraukdami rusai. Napoleonas, žiūrėdamas pro Kremliaus langus į gaisrų nušviestą padangę, tarė: koks baisus reginys, tai jie patys padeginėja, koks ryžtas, kokie žmonės, tai skitai. Maskvoje Napoleonas ėmė suvokti artėjančios pražūties grėsmę ir Aleksandrui I pasiūlė palankiomis sąlygomis pradėti taikos derybas. Tačiau Rusijos caras į Napoleono kelis kartus siųstus pasiūlymus neatsakė. Po mėnesio prancūzų kariuomenė ėmė trauktis iš Maskvos. Napoleonas ketino trauktis karo metu nepaliestų keliu į Smolenską. Tačiau Kutuzovui užkirtus kelią, prancūzai buvo priversti trauktis nuniokotų keliu. Besitraukiančią prancūzų kariuomenę nuolatos puldinėjo kazokai ir valstiečių partizanai, kurie sekino prancūzų jėgas. Be to prancūzus užklupo šalta, nelauktai anksti prasidėjusi žiema. Katastrofiškai prancūzams baigėsi ir kėlimasis per Berezinos upę. Gruodžio mėnesį Napoleono kariuomenės likučiai persikėlė per Nemuną. Napoleonas, perdavęs kariuomenės vadovavimą maršalui Muratui, nuskubėjo į Paryžių. Apie Leipcigo mūšį Napoleoną atsisakantį sostų. 1812 m. gruodžio 18 d. Napoleonas pasiekė Paryžių. Grįžęs į Prancūziją, jis siekė sukurti naują kariuomenę ir jos pagalba susigrąžinti pašlijusi viešpatavimą Europoje. 1813 metais pavasarį buvo sudaryta dar viena antiprancūziška koalicija, į kurią įėjo Anglija, Rusija, Prūsija ir Švedija. Anglija naująją koaliciją rėmė nešykštėdama pinigų.
Austrija prisijungė prie šios koalicijos tik tada, kai Napoleonas atmetė visus sąjungininkų pasiūlymus sudaryti taiką ir atsisakyti užkariautų žemių į rytus nuo Reino. Napoleonas nenorėjo daryti sąjungininkams jokių nuolaidų, tikėdamasis juos įveikti viename dideliame mūšyje. Pagrindinis Napoleono tikslas kovojant su naująja koalicija buvo viskas arba nieko. Sudarytos koalicijos karinės pajėgos pranoko prancūzų jėgas. Sąjungininkai turėjo beveik 850 000 kareivių, o Napoleonas 550 000. Lemiamas Napoleono ir sąjungininkų susirėmimas įvyko 1813 metais spalio 16–19 dienomis prie Leipcigo. Šis mūšis dar vadinamas Tautų mūšiu. Buvo pats didžiausias per visą Napoleono karų laikotarpį. Napoleono kariuomenė buvo nugalėta ir pasitraukė už Reino. Spalio 16–19 dienomis prancūzai neteko apie 65 000, o sąjungininkai apie 60 000 karių. 1814 metų pradžioje sąjungininkai įžengė į Prancūziją ir kovo 31 dieną užėmė Paryžių. Napoleonas atsisakė sosto savo sūnaus naudai. Sąjungininkų monarchai paskelbė, kad derybų su Napoleonu neves ir pripažins tą vyriausybę, kurią išsirinks prancūzų tauta. Senatas netrukus priėmė nutarimą, pagal kurį į Prancūzijos sostą buvo sugrąžinta Burbonų dinastija. Naujuoju Prancūzijos valdovu tapo Liudviko XVI brolis Liudvikas XVIII. Napoleonas iki gyvos galvos buvo ištremtas į nedidelę Elbos salą prie Italijos krantų. Jis buvo paskirtas Elbos salos valdytoju ir pagal susitarimą su sąjungininkais galėjo pasiimti su savimi į salą vieną gvardijos batalioną. Klausimai ir užduotys. 1. Trumpai papasakokite apie žygį į Rusiją. Kodėl Kutuzovas Maskvą prancūzams atidavė be mūšio? Kokios priežastys nulėmė prancūzų pralaimėjimą Rusijoje? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. 2. Trumpai papasakokite apie Leipcigo mūšį, Napoleoną atsisakantį sosto. Kaip pasikeitė Prancūzijos padėtis po Leipcigo mūšio? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.